Sveiki. Esu humanitarinių mokslų daktaras Andrius Martinkus. Tęsiame mūsų pamąstymus apie kintantį pasaulį ir apie Lietuvos valstybės, lietuvių tautos vietą šitame kintančiame pasaulyje. Dėkoju už jūsų rėmimą, dėkoju už jūsų patiktukus, už jūsų komentarus, už tai, kad prenumeruojate. Donaldo Trumpo pergalė prieš globalistus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimuose ir jo pažadas sustabdyti karą Ukrainoje yra du iš esmės susiję dalykai. Nes karas Ukrainoje yra vakarų globalistų karas. Karas Ukrainoje yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos globalistų karas. Tai karas, kuriame vakarų globalistai Ukrainos rankomis kariauja už pasaulio tvarkos atsiradusius žlugus Tarybų socialistinių respublikų sąjungai išsaugojimą. Karas Ukrainoje yra globalistų pastanga užkirsti kelią naujos pasaulio tvarkos, vadinamojo daugiapolio pasaulio gimimui. Na, o šitos naujos pasaulio tvarkos daugiapolio pasaulio šaukle ir vėliavneše skelbėsi Rusija. Ši globalistų pastanga įvardijama kaip tikslas nugalėti Rusiją mūšio lauke. Tokia sakralinė tapusi frazė, šventa frazė, nugalėti Rusiją mūšio lauke. Karas Ukrainoje yra globalistų karo prieš tradicinės kolektyvinės tapatybės tąsa. Kas yra tos tradicinės kolektyvinės tapatybės? Tai pirmiausia trys tapatybės. Tai religija, tautiškumas ir žmogaus kaip dvilytės būtybės, kaip vyro ir moters samprata. Na, taip pat dar galima pridėti santuokos kaip sąjungos tarp vyro ir moters samprata. Šio globalistų karo mūšio prieš tradicinės kolektyvinės tapatybės mūšio laukas yra visas pasaulis, bet ypatingų laimėjimų per pastarosius 3 dešimtmečius globalistai pasiekė būtent vakarų pasaulyje, Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Tradicinės kolektyvinės tapatybės vakaruose per pastarosius 30 metų buvo kryptingai ardomos. Ir šiandien mes jau turime Europą, kuri labai skiriasi nuo tos Europos, kuri buvo TSRS žlugimo metu. Kai Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę prieš daugiau kaip 30 metų, Europa buvo labiau krikščioniška, labiau tautiška, o daugumai europiečių savame suprantama buvo tai, kad santuoka gali būti tik tarp vyro ir moters. Bet kažkas atsitiko ir padėtis Europoje ir apskritai vakaruose ėmė labai greitai keistis. O atsitiko labai paprastas dalykas – žlugo Tarybų socialistinių respublikų sąjunga. O kas buvo Tarybų sąjunga ir socializmas? Tai buvo vakarų kapitalizmo ir liberalizmo konkurentas, atsvara. Žlugus Tarybų sąjungai, kapitalizmas ir liberalizmas nebeturėjo konkurento ir prasidėjo pergalingas kapitalizmo ir liberalizmo žygis per pasaulį. Prasidėjo neoliberali globalizacija, kuriai vadovavo vienintelė likusi supervalstybė Jungtinės Amerikos valstijos. O kas yra liberalizmas? Pats pavadinimas nuo lotyniško žodžio libere, tai reiškia laisvas. Liberalizmas yra išlaisvinimo ideologija. Atsirado jį gana seniai, dar 17-18 amžiuose, jos tėvynė yra Anglija. Pradžioje liberalizmas siekė išlaisvinimo nuo įvairių ekonominių, feodalinių, iš viduramžių atėjusių apribojimų. Tai buvo kylančio kapitalizmo ir kapitalistų klasės ideologija, bet laikui bėgant liberalizmas įgavo moralinį, etinį matmenį. Laikui bėgant liberalizmas tapo asmens išlaisvinimo ideologija. Ir šiandien neoliberalizmas, lietuviškai naujasis liberalizmas, jau yra globalistų ideologija
šiandien neoliberalizmas siekia išlaisvinti žmogų nuo visų kolektyvinių tapatybių. Tai reiškia išlaisvinti nuo religijos, nuo priklausimo konkrečiai tautai ir net nuo buvimo vyrų arba moterimi. Ir šiandien matome globalistų darbo vaisius. Vakarų Europos tautos kenčia nuo didžiulio migrantų antplūdžio, pirmiausia iš islamo kraštų, o krikščionių bažnyčiose, kai kur dar, ne visur ačiū Dievui, bet jau daug kur krikščionių bažnyčiose yra laiminamos vienos lyties santuokos kabutėse. Prieš 30 metų šito nebuvo galima įsivaizduoti. Daug ko, kas yra dabar, nebuvo galima tada įsivaizduoti. Jeigu žmonėms, kurie stovėjo Baltijos kelyje susikibę rankomis gyvoje grandinėje tarp Vilniaus, Rygos ir Talino, kas nors pasakytų, kad po 30 metų jų tautos bus greičiausiai pasaulyje nykstančios tautos, ar tie žmonės patikėtų? Esu tikras, kad nepatikėtų. O ar daug rusų ir ukrainiečių tuomet patikėtų, jei jiems būtų pasakyta, kad po 30 metų jūs šaudysite vieni į kitus? Esu tikras, kad nepatikėtų. Karas Ukrainoje yra globalistų karas. Šitame kare vakarų globalistai, pasinaudodami Ukrainą, kariauja su Rusija. Daug žmonių, paveiktų globalistų antirusiškos propagandos, šito nesupranta. Yra žmonių, kurie išsaugojo tradicinės tapatybės, bet paveikti globalistų kurstomos rusofobijos nesupranta Ukrainos karo esmės. Yra žmonių, kurie tiki Dievą, kurie tikrai myli Lietuvą, kurie yra už santuoką tarp vyro ir moters, bet kurie kartu tiki, kad Ukraina kariauja už juos. Nes taip jiems įkalė į galvą globalistų propaganda. O iš tikrųjų ta vargšė Ukraina kariauja ne už juos, o už globalistus. Čia yra baisi šito karo tiesa. Ukraina kariauja už tuos, kurie naikina religiją, tautą ir šeimą. Karas Ukrainoje yra globalistų nešamos mirties kultūros apraiška. Propaganda sako, kad žlugus TSRS mes išsilaisviname nuo sovietų okupacijos. Bet po to globalistams parsidavęs Lietuvos neoliberalus režimas išlaisvino Lietuvą nuo trečdalio jos gyventojų. Ar nebaisu, kad vienos sparčiausiai pasaulyje išmirštančių šalių, Baltijos šalis, yra vienos aršiausių karo Ukrainoje rėmėjų? Lietuvių kalba yra seniausia indoeuropiečių kalba. Deja, kartu su lietuvių tauta nyksta ir šita kalba. Lietuvių tauta augo tarpukario Lietuvoje, lietuvių tauta augo Lietuvoje, kuri buvo TSRS sudėtyje, globalistams prasidavusio neoliberalaus režimo valdomoje Lietuvoje, lietuvių tauta nyksta. Ir Lietuvos režimas remia globalistų karą Ukrainoje. Lietuvos režimas remia tuos, kurie naikina religiją, tautą ir šeimą. Europoje yra lyderių, kurie priešinasi globalistams. Pavyzdžiui, Vengrijos ministras pirmininkas Orbanas, Slovakijos ministras pirmininkas Fico, į kurį buvo pasikėsinta, kurį norėjo nužudyti, bet ačiū Dievui nepavyko. Taigi yra Europoje lyderių, kurie priešinasi globalistams, bet deja Lietuvos lyderiai į tą skaičių neįeina. Lietuvos lyderiai yra vieni aršiausių globalizmo stumėjų Lietuvoje, Lietuvos teritorijoje. Jeigu Trumpui pavyktų susitarti su Putinu dėl taikos Ukrainoje, tai būtų pergalė mūšio lauke prieš globalistus. Prieš tuos, kurie naikina religiją, tautą ir šeimą. Lietuvos globalistams
aišku, tai būtų košmaras. Žiūrėsime, kaip bus, kaip seksis Trumpui. Kol kas, pagal tai, kaip jis formuoja savo komandą, Lietuvos globalistams labai nepatinka. Ir tai yra gerai. Jeigu nepatinka globalistams, reiškia, jis kol kas daro gerai. Kaip jiems seksis, pamatysime. O šiandien kol kas tiek ir iki.